Kvailys. Gal prieš darbą kavos? Susitiksime darbe. Šlykštukas. Sese. Sese. Ką? Sese. Sese. Mažulė, ką čia veiki? Ši teta tavęs ieško. Labas, Dešne. Aš Nerimana. Gal paliktum mudvi su sese vienas? Reikia pakalbėti. Sėsk. Sėsk, sėsk. Nagi, atsisėsk. Dažnai čia ateini? Nesupratau. Anksčiau ir aš turėjau mėgstamą vietelę. Ten nuėjusi kalbėdavau su savimi. Ir kas tada? Paskui supratau, kad tai kvailystė. Ką? Defne, jei turi rūpesčių, padės. Tik kiti? Nesupratau. Kalbu apie stebuklus. Stebuklai nepriklauso nuo tavęs. Tai melas. Stebuklus sukuria kiti. Lemtinga akimirka, tai reikia apsispręsti, nori to ar ne. Nesirinkau nieko, kas man nutiko. Beje, kas jūs? Šį kartą teks rinktis. Turiu tau darbo pasiūlymą. Darbo? Kokio darbo? Įdomus ir linksmas darbas. Yra vienas vyras. Neklausk, kas jis. Man reikia merginos. Ji privers jį įsimylėti ir jiedu susituoks. Mainais jį gaus daug pinigų ir mergina turi būti neturtinga. Nesupratau. Ir neišprususi. Kodėl man tai sakote? Tokia pat mandagi kaip tu. Tu, ta mergina, jei priversi tą vyrą įsimylėti, sumokėsiu solidžią pinigų sumą. Tetulė iš pagarbos tavo amžiui, kreipiuosi tetulė, bet kaip tu kalbi? Ramiau, ramiau. Vėl tikas. Matai, tikas pupytė nekel balso. Tik aš galiu kelti balsą, supratai? Kodėl siūlote tokią kvailystę? Nebijok. Viskas bus taip, kaip sakiau. Čia tik žaidimas. Pasitikėk, teta. Beje, mesk iš galvos viską, ko išmokai iš turkiškų filmų. Mano scenarijus kitoks. Nebijok. Neversiu eiti klystkeliais. Šiaip ar taip nesi iš tų gražuolių. Vadinasi, beprasmiškai žeidinėjate. Būtent, neieškai žodžio kišenėje. Labai gerai, puiku, neblogai. Labai gerai. Pataisyk. Pataisyk. Gerai, gerai, ačiū. Nuostabu. Šaunu. Su šiais bateliais pasitikė savimi. Nuostabu, Ozge, nuostabu. Šaunu. Pažvelk čia. Korajau, gal prieitum? Žinoma. Tegu Ozge pailsi. Išvarginau. Korajau, kokia čia mergina? Ozgius nepažįsti? Ne? Ozge, kaimakčiai. Paprastai jį niekad neatvyksta taip anksti, bet nenuvylė, bet to dovanojom jai 10 porų batelių. Korajau, ji neavės mūsų batelių. Ką? Ką? Nenoriu, kad avėtų. Ji man nepatiko. Omerai, dėl Dievo meilės vos įkalbėjau dirbti su mumis. Jos vadybininkas papjaus mane, papjaus. Bet to tu patvirtinai. Mačiau tik jos nuotraukas, akivaizdu, buvo apdirbtos photoshopu. Graži mergina. Nesuprantu, kodėl tau nepatinka. Pažvelk.
Jos tuščias žvilgsnis. Netikiu, kad ji protinga. Negražus keliai, prasta laikysena. Nepanašu, kad savimi pasitikė. Atkreipiau dėmesį, kaip kvailai jį bando tau įtikti. Korajau. Moteris nesirenkamos, jos pačios renkasi. Nenoriu. Surask kitą. Sakai taip. Gerai. Iki vakaro surasiu kartu, peržvelgsime nuotraukas. Gerai. Išpratėsiu. Tas vyras turi didelį įmonę. Jei sutiksi jo įmonėje, įdarbinsiu asistentę. Dirbsi jo padėjėja, rūpinsiesi visais reikalais. Kodėl? Jam patinka asistentės? Pupytė dirbsi asistente, kad būtum arčiau jo. Kitaip tariant, PA. Personal Assistant. Asmeninė asistentė. Ne. Per pastarąsias 2 dienas turėjau užtektinai nuotykių, labai ačiū. Nereikėjo vargintis. Geros jums dienos. 400. Sumokėsiu 400 000 lirų. 400. Už tiek galima nusipirkti visą mūsų rajoną. Jūs tokia turtinga. Prisėsk. Paklausyk, paaiškinsiu, ką turėsi daryti. Priversi jį įsimylėti ir ištekėsi. Toks planas paprastas ir nepriekaištingas. O kas tada? Susituoksite? Po vestuvių išvyksi. Susikrausi mantą ir dingsi. Finiš. Kaip linksmai pasakojate. Kaip mat atlikime. Tau tiek reikia išmokti. Kodėl būtent aš? Akivaizdu, esate turtinga. Jūsų aplinkoje krūva gražuolių. Samdykite jas. Tarkime, ne šiaip sautų. Gerai pagalvok. Jei nori rytoj pat, pervesiu tuos pinigus. Gyvenimo proga. Nepraleis galimybės. Kas tas vyras? Sužinosi tik sutikus ir pradėjus jam dirbti. Nebeturiu laiko. Štai šią. Lauksiu atsakymų. Gal ji pakvaišusi? Oho, kas jis? Senas, baisus, labai turtingas? O gal koks išgama? Būsite kaip gražuolė ir pabaisa, nežinau. Ta moteris nesakė. Kažkoks košmaras. Kaip man sutikti? Defne, gal išprotėjai? Gal tave vaikystėje kas išmetė iš rankų? Sutik ir baigta? Kas čia tokio? Kaip tai, Nihan? Negi nežinai? Gyvenime bet kas gali nutikti. Brangutė, tau ir taip nepasisekė. Ar palūkininkai nepagrobė brolio? Ar nereikalauja 200 000? Nihan, tai bent glaustumas. Taip, Nihan, pagrobė. Pagrobė tiesa. Kai tavo broliai nušaus, graušėsi, kad nesutikai. Ką čia paistai? Niekas jo nežudys. Draugai visada rėžia tiesą. Pati ryte sakei, kad reikia stebuklo. Štai ir jis. Maniau, kad stebuklas nukrinta iš dangaus ir nieko nereikia daryti. O gal klystu? Defne? Na gerai. Sutiksiu. Neturiu iš ko rinktis. Būtent. Kaip mat, važiuok pas ponę Nerimaną. Pasakyk, kad sutinki ir 200 000 paprašyk avansų. Nebent jau susirado kitą. Tu teisi. Visada teisus tik kiti. Einu. Tai bent. Kaip suprasti? Kadangi jie turtuoliai, nebūtina skambinti. Turėtų būti kamera. Štai. Gal atidarytumėte duris? Duris. Ko taip kvailai mosikuoji?
Prašiau atidaryti. Galėjai paskambinti. Atvykau pas ponę Nerimaną. Gerai. Nenusiauk, nereikia. Eik su batais. Ponė Nerimana viduje. Užeik. Daro pilatės pratimus. Įkvėp, iškvėpk. Įkvėpk, iškvėpk, įkvėpk, iškvėpk. Kaip kvėpuoti gulint ant kamulio. Velniop tą pilatės ir tavo kamulį. Velniop. Pagavau. Pagavau. Labai ačiū. Tu? Aš. Dėl jūsų pasiūlymo. Palikite mudvi su Defne vienas. Ateik, ateik. Nagi, klausau. Apsvarsčiau pasiūlymą ir nutariau sutikti. Man užteks 200 000. Taip, 200 000. Darai nuolaidą? Tiesą sakant, nesivelčiau, bet skubiai reikia 200 000 lirų ir nedaugiau. Kitaip tariant, sutinku. Po pilateso niekas nebūtų taip nudžiuginę. Bet iškelsiu sąlygą. Kokią? Su nieko nemiegosiu ir nesileisiu liečiama. Neprašykite nieko panašaus. Gerai, gerai, neprašysiu. Puiku, sutarta. Na ir ką darysime? Kaip priversti tą vyrą įsimylėti? Tik ne šitaip. Teks nuo galvos iki kojų tave pakeisti. Tik nežinau kaip. Dar nežinau. Vyrams reikia techninės taktikos. Techninės taktikos pradžia – drabužiai. Bizimki zevk sahibi kadınları beğenir. Teknik taktik kitap. Mūsiškiai patinka geros skonio moteris. Antra techninės taktikos taisyklė – avėsi tik aukštakulnius, bet juos avėdama jausiesi patogiai kaip su sportbačiais. Eisi tarsi plauktum žemės paviršiumi. Supratau. Nesugebėsi. Pasimsi batelius namo. Visur avėsi aukštakulnius. Mokysiesi vaikščioti. Siaubingai nepatogus. Nė nepastoviu ant jų. Brangute, moters grožis ir patogumas nesuderinami dalykai. Kuo tau nepatogiau, tu esi gražesnė. Šypsokis. Bet labai skauda. Šypsokis. Net basomis eidama per šukes, šypsosiesi. Vyrai visada nori regėti laimingas, gerai nusiteikusias moteris. Būtent todėl moteris iki santokos visada šypsosi, o po vestuvių raukosi. Skauda spranda. Tu jau pargriūsiu. Žiauriai skauda kojas. Liepia šypsotis? Taip. Bet iki vestuvių. Protinga moteris. Žinai ką? Papasakok viską, ką ji tau sakys. Papasakosiu. Tik vargu ar tau padės. Ji šitiek pasakoja. Kodėl? Manai, kad aš kvaila? Ne, aš pati nesuprantu. Dieve, kaip skauda. Kaip suprasti batelius? Kiaurą dieną juos avėsi. Turiu priprasti. Darbe vėsiu tik aukštakulnius. Be kulno draudžiama. Sakė, tam vyrui patinka tik aukštakulnius avinčios moteris. Tik pamanykite. Tegu suranda, kuri pratusi. Tas ir blogiausia. Kodėl būtent man pasiūlė šį darbą?
Paskambink ir paklausk. Paskambink. Ji labai nervinga. Tiek to. Nenoriu nervinti. Vedatas mano patikėtinis įmonėje. Jis paaiškins viską, kas susijęs su biuru. Ponia Nerimana man nieko nepasakoja. Papasakok bent tu. Jei ponia Nerimana nepasakoja, dovanok nepasakos ir aš. Kaip nori. Nenori, nepasakok. Teskim, dar sykį peržvelg darbotvarkę. Jis geria tik tam tikros rūšies kavą, vos praplėšęs akis nori, kad garuotų kava. Tik atsargiau. Kasdienis valgo vis kitokį maistą. Ketvirtadieniais valgo kiaušinius. Nevartoja angliavandenių. Kiaušinis turi būti puskietis. Tavo pareiga ruošti pusryčius, nes namie jis neturi nakvojančios tarnaitės. Jam nepatinka, kai kas nors painiojasi po kojomis. Nemėgsta didelių susibūrimų. Kartą per mėnesį varto mados žurnalus. Tik nepamiršk. Labai susinervins. Darbo dienomis jis vilki tamsius kostiumus. Savaitgaliais renkasi šviesią ir patogią aprangą. Kaklaraištis ypatingas dalykas, savaitės pradžioje mėgsta rišti šviesius. Jei rišasi violetinį, vadinasi prastai nusiteikęs. Duokš telefoną. 0500 ne numerį, o aparatą. Gal pasakytumėte, ką darote? Čia mano telefonas. Dėl to klausiu. Įrašysiu jo mėgstamiausią muziką. Nustatysiu kaip skambutį. Šitaip jis manys, kad turite bendrų pomėgių. Tokie jau tie vyrai. Jie mėgsta moteris, kurios panašios į juos. Tai niekada nesikeis. Aišku. O kokia muzika? Rosinis, Sevilijos kirpėjas. Tu nesuprasi. Labai ačiū. Nupirksiu Sabašatino Ali ir Saito Faiko knygų. Jam patiks išvysti, kad jas skaitai. Nesakys, kad esu tamsuolė, jei iki šiol neskaičiau. Brangutė, neturėtum tiek daug galvoti. Kenksminga. Greitai susiraukšlėsi. Kaip norite? Gal dar kas nors taip? Granatai. Prieš pusryčius suvalgo po granatą. Privalai laiku išlukštenti, nes jis punktualiausias vyras pasaulyje. Kas čia? Gal ant stalo pjovėte avį? Močiutė, sprogdiname granatus. Reikės naujame darbe. Brolis atsikėlė. Ilgai gulės. Vargšelis visas mėlynas. Mielai pasakyčiau, kad taip ir reikia. Bent įkrėtė proto, bet širdis neleidžia. Nieko. Svarbu, kad baigta. Papasakok, kur gavai tokią sumą? Močiutė, juk sakiau, kad įsidarbinau. Manai, aš kvaiša? Tuojau, vošiu šlepete. Tikrai, močiutė. Avansų sumokėjo kelių mėnesių atlyginimą. Sakiau, kad labai reikia. Jie suprato ir sumokėjo. Tarkime, patikėjau. Tai bent atlyginimas. Nagi, pasitrauks linkis. Parodysiu, kaip išimti sėklas. Ir aš noriu išmokti. Brangutė, kiek dar juos avėsi? Nusideginau. Nepriprantu. Rytoj pradedu dirbti, o dar niekaip nepripratau. Pradedi rytoj? Taip. Įsivaizduok, kad nemačiau to vyro. Galėjau bent nuotraukos paprašyti. Paprašyk, tegul atsiunčia žinutę. Argi šitaip galima? Nežinau, susigėdau. Galima pamanyti, galiu rinktis. Ta moteris viską slepia. Tik to. Šiaip ar taip rytoj bus aišku. Merginos, kurie atneš užkasti? Aš galiu. Taip bent primušė. Serdarai, tau jau geriau? Geriau jautiesi? Viskas gerai. Man nieko nenutiko, gaila nematė jų. Labai juokinga. Jam vos neištaškė smegenų, o dar juokauja. Mes jaudinomės dėl tavęs. Man viskas gerai. Nagi, išalkau. Gerai. Kepsiu šakšuką. Apsilaižysi. Nagi.
Žinai ką? Tu tikras asilas, tikrai. Kelmas ir dar netašytas. Kodėl? Ji taip maloniai kalba, o kaip tu elgiesi? Vaikai. Nepradėk. Na ir gerai. Kelmas. Kai ko paklausiu? Daug uždirbi? Kur įsidarbinai? Ne tavo reikalas. Defne? Ką? Ačiū, sesė. Na, ten pagalvojau, kad viskas baigta. Nebeištruksiu. Išgelbėjai nuo mirties. Ačiū. Liaukis, nedėkok. Kas buvo tas? Ten norėjau pasakyti. Viskas gerai. Ačiū. Užmiršk. Gerai. Kvailelis. Ir galiausiai šukuosena. Šukuosena yra daugiau nei pusė įvaizdžio. Negalima vaikščioti nušiurusiais galais. Darbe nesirodyk susivėlusi. Jei nori būti graži, ištversi bet kokį skausmą. Nebūna grožio be aukų. Netikėtai gavau pasiūlymą. Labai pripratau prie jūsų. Labai mėgau šį darbą. Bet nenorėjau praleisti tokios galimybės. Dėkoju ponui Omerui ir ponui Sinanui, kad išleido. Ilgėsimės tavęs. Ar privalėjai išleisti mano asistentę? Gal išprotėjai? Ji gavo nuostabų pasiūlymą. Kaip turėjau elgtis? Gana juokauti. Įdarbinsi neišmanėlę. Ir dar prieš pat fotografavimą katalogui. Bravo. Nesijaudink. Yra nuostabių kandidačių, tikrai. Pranešiu personalo skyriui, jie visko pasirūpins, kurgi nešalyje krūva protingų asistenčių. Surasim kokią. Ponai, Brangutė, turiu modelių sąrašą. Gal norite peržvelgti? žvelgtelėkim. Nenoriu, tu žvelgtelk, jei taip nori. Kur jau eikš? Jie tokie nuobodus. Pasiilgsiu jūsų. Čia. Rytoj pradės. Regis pasiruošusi. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Net tave vos įtikinau. Dar neįtikinai. Man neramu. Juk ji praščiokė. Nemoka nie dorai sėdėti. Palauk. Viskas bus gerai. Kas ta meilė? Kas? Taktikos reikalas. Nerimana, gazdini. Vis dar? Nedžmi, prabėgo 30 metų. Tikiuosi, ji nesusimaus. Ne, viskas bus gerai. Visi liks patenkinti. Atsikratysime pasipūtėlės Jesemin ir apvesdinę Omerą užčiapsime tėtį Hulusi. Ir vėla bus mūsų. Vėluoju, siaubingai vėluoju. Kas nutiko, kur vėluoji? Močiute, labai vėluoju. Izai, atidaryk. Atidaryk, Izai. Dev, ko taip anksti reikia? Izai, nuvežk į darbą. Nepasipildžiau bilieto, labai vėluoju. Gerai, apsirengsiu ir privažiuosiu. Paskubėk. Man irgi reikia susiruošti greičiau. Greičiau ruoškis. Paskubėk.
Brangute, kas dedasi? Nepasipildžiau bilietų. Izmailas nuveš į darbą. Ką tik baigiau melstis? Kur taip anksti? Močiute, negaišink. Labai skubu. Brangute, te padeda Dievas. Viskas gerai. Viskas gerai. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, tu nauja pono Omero asistentė. Tai Defne. Malonu susipažinti. Ir man. Aš juk kriu. Duos raktus, ponas Omeras tuoj grįž. Grįž. Iš kur? Kur jis? Eik į vidų, iškart į virtuvę, paruošk pusryčius. Žinai, ką ruošti? Taip, žinau. Ačiū. Sėkmės. Izmailai. Ačiū. Kas čia? Ne virtuvė, o kosminis laivas. Na, Defne, ką turi daryti? Šiandien ketvirtadienis. Pirma kiaušinienė. Ne, kava. Juk ketvirtadienis pirma kava. Ne, granatas. Kur granatai? Tokios reikia kavos. O ne, o jei suvimtis. Asli?
Labas rytas. Jūs nauja asistentė? Taip, o jūs... Jūs... Ką? Nuogas. Atleiskit, toj apsirengsiu. Nereikėjo pirmą dieną taip anksti atvažiuoti. Iš kur žinai, kad šiandien būtent šitas maistas? Man pasakė. Kas sakė? Kas sakė? Asli? Taip, taip. Jūsų buvusi asistentė. Pleputė. Įpyliau vandens. Įdėjau į rankinę. Kava irgi gatava. Galėjai ir savo pasiruošti. Na ką jūs, dar anksti? Taip anksti nevalgau pusryčių. Jei norite, palauksiu mašinoje. Gerai, ačiū. Gali eiti. Ir gatėliau. Labas rytas, Šukriu. Labas rytas, ponia Omerai. Susipažinot su panelė Defne? Taip, ponia Omerai, aš jai padaviau raktus. Turiu raktus. Čia dirbsim. Kolegos suteiks svarbiausią informaciją. Atleiskite. Prašiau nupirkti aparatą. Pone Omerai po pietą atveš. Rytoj fotosesija katalogui. Pirmą pakalbėk su Korajum. Jasemin trumpai nupasakos mintį. Dar nesu tikras dėl raudonų žvakyčių. Šiandien važiuosi į siuvyklą, užsirašyk. Nepamirškim. Gerai, bet regi šiandien neturite laiko. Įtarpk, įsivaizduokim, kad paroj 26 valandas. Gerai. Omerai, kur dingai? Juk tarėmės ryte apžiūrėti studiją. Tikrai? Ką? Ar ryte prieš darbą turėjau ką nors padaryti? Nežinau, man nepranešė. Pokyčiai siutina. Kur Sinanas? Tegu ateina. Pasilik. Pirmą darbo dieną. Tiek to. Tu prikišai nagus. Pastarasis įvykis. Ponas Sinanas. Ką? Ką? Į mane kreipeisi? Ne. Taip. Nežinau. Nežinau. Mudu pažįstami? Defne, nauja pono Omero asistentė. Tikrai. Taip, puiku. Pone Sinanai, pažįstu jūs. Turbūt ir žurnalų. Nesakyk, nepatinka. Ne, išmanau. Išmanau? Taip, Nesu tavęs ten matęs. turbūt juokaujate. Nesupratau. Ne, viskas gerai. Šiaip pasakiau. Trinėsi mano? Aš manau, na, tryniausi. Kai kas nutiko, suprastėjo, nebesilankau. Tikrai? Kągi, teks ieškoti naujų vietų. Rasime. Tiksliau, kai rasite, praneškite ir man. Omeras kabinete? Ne. Ponas Omeras, taip. Su panelė Jasemin tarėsi dėl raudonų žvakidžių. Raudonų žvakidės labai svarbu.
Labą dieną, aš Vedatas, IT vadybininkas. Jūs turbūt nauja pono Omero asistentė. Sėkmingo darbo. Susipažinkite. Tu nauja asistentė? Tiesa, kad mūsų nenuorama Korajus susipyko su ponu Omeru. Spėju, negaliu papasakoti. Ponas Omeras labai priekabus, o Korajus beprotis. Jiedu dažnai pykstasi. Tiksliau, ponas Omeras nurodinėja, kaip elgtis, ir Korajų ištinka nervų priepuoliai. Ponas Sinanas partneris? Taip. Jis atsakingas už administracinius reikalus, o ponas Omeras už kūrybos dalį ir rinkodarą. O panelė Jasemin, kūrybos patarėja, įsidarbino prieš pusmetį, kaip mat tapo abiejų partnerių numylėtinė. Nieko panašaus, jį kabina pona Omerą, o ponas Sinanas ją. Ponas Sinanas mergišius. Tikrai? Nepanašu. Atrodo nuostabus vyras. Ir labai mandagus. Taip, mandagus. Manau, kad mandagumas svarbiausia savybė. Sveikintina savybė. Juk negražu į kitus žvelgti iš aukšto, bet to šiltas nuoširdus žmogus niekada nemenkins, neskriaus tavęs. Šitaip pelnoma pagarba. Bent jau aš taip manau. Defne? Važiuokim. Duokš. Nuojauta kužda, kad bus linksma. Patinka Sevilijos kirpėjas? Koks kirpėjas? Sevilijos kirpėjas. Rosinis, Sevilijos kirpėjas. Tu nesuprasi. Taip, labai mėgstu. Rosinis. Alio? Labas, tetulė Kebzan. Kaip sekasi? Tikiuosi, nekreti kvailysčių, staiga apėmė toks nerimas. Pagalvojau, kad sumovė reikalą. Teta Kebzan, ačiū, viskas gerai. Močiutė? Ką ji gali veikti? Vakar kepė baklavą. Gal atsiųsti? Nori? Kvaiša. Gerai, supratau. Paskambinsiu vėliau. Tvarkingiau. Kągi, geros dienos. Bučiuoju. Defne, neprivalai eiti. Aišku. Gerai. Kodėl liepia laukti mašinoje? Gal pyksta? Kažką padariau ne taip? Nemanau. Čia Kurpiaus Sadrio dirbtuvė. Ponas Omeras visada ten eina vienas. Čia siuvami pono Omero kurtų batelių modelių pavyzdžiai. Sadris turi 45 metų patirtį. Ponui Omerui pasisekė, kad rado jį. Sakoma, kad ponas Omeras dirbo jam. Nežinau, ar tiesa, bet sakoma, kad netekęs tėvų ponas Omeras metė mokslus ir įsidarbino čia, gyveno dirbtuvėje. Negali būti. Ponas Omeras kilo iš tokių skurdžių kaip mes? Negali būti. Kitaip teta Nerimana nebūtų tokia turtinga. Pono Omero šeima labai turtinga. Jo senelis gulusi šeimos galva. Bet ponas Omeras nebendrauja su juo. Sakoma, jis atsisakė šeimos pinigų nuo nulio, įkūrė įmonę. Akivaizdu, kad jis vienišius. Ačiū Dievui, mano šeima labai mane myli. O aš savo šeimą. Nuostabų žmonės. Labai mylime vieni kitus. Šaunuolė, žinai, kas gyvenime svarbiausia. Retai sutiksi tokį žmogų kaip tu. Visi ambicingi, siekia turtų. Pradėkim. Gerai, meistrė. Saviškę išsiunčiau į tėviškę pailsėti, bet ten krūva reikalų. Rugpjūtį keliam sūnaus vestuves, ji nori, kad atvažiuočiau ir padėčiau. Ką Burakas veda? Taip. Kodėl nežinojau? Kaip tai nežinojai? Anąsyk sakiau. Aš padengsiu išlaidas, tu turi krūvą kitų. Ne, nereikia, dėl Dievo meilės negražu. Nereikia, Omerai. Meistre, kodėl ne? Burakas man kaip brolis.
Tegu pasako, kur reikės vestuvėms ir kokios baigties technikos, viską sutvarkysiu, ar kitaip galima. Ne, nieku gyvu, meistre. Po visko, ką dėl manęs padarei, netimk šio džiaugsmo. Vaikeli, koks tu nuostabus. Nebeliko tokių kaip tu. Žmona net striktels iš džiaugsmo sužinojusi. Linkėjimai jai. Kai grįžti, jeigu susuka vynuogių lapų balandėlių. Susuks, ką tik nori. Paskambinsiu ir čia atsiūs, nesijaudink. Gerai. Kaip tau sekasi? Gerai. Teta vis dar priskretusi? Dar ir kaip. Vaikeli teisingai elgiesi. Nesugalvos. Eini teisingu keliu. Ką byloja senolių išmintis? Santuoka be meilės tokia pat šlykšti kaip malda be tikėjimo. Rūpinkis savais reikalais. Parodyk, ką atvežiai. Padirbėkim kitaip. Išaušiausias. Na kaip, patiko? Gerai. Net labai gerai. 2 dydžiai, 7 ir 12, tiesa taip, meistrė. Branguti tu mano. Galiu nusiauti, pažadu, nedvoks. Nusiauk, žinoma, nusiauk. Nuo ryto aviu, satino kojus, tai jau pradėsiu vaikščioti ant blakstienų. Nesuprantu, kaip moteris kiaurą dieną avi aukštakulnius. Avėk mūsų prekių ženklo aukštakulnius. Kartais dovanoju, nuvežu